Sveiki, šiandien į Debesų lygą grįžau aš, Tomas. Sveiki, su jumis Balkono kronikos ne balkone. Šiandien pakalbėsim apie Stick V8. Sklando gandai, kad tai yra kompaktiška garų mašina. Pažiūrėsim, ar didysis Veipeno brolis iš tikrųjų toks ir yra. Nedelskim, pažiūrėkim iš arčiau. Įrenginį gaunam štai tokioj dėžutėj. Dėžutė žymiai geresnė negu Veipeno. Jeigu ją atsimenat, buvo tokia paprasta kartoninė oranžinė dėžutė, gana trapi. Čia matom priekiai pavadinimą, paveiksliuką, čia specifikacijas, komplektaciją ir įspėjimus. Dėžutė atsidaro ganėtinai nesudėtingai, nusiima šitas, apačia. Atsidarę randam drėgmiai sugerti skirtą silika gelį, kad galvutę nepritrauktų drėgmės, bateriją. Tada turim TF8 Big Baby Beast kaitikliuką, Stick V8 bateriją, kaitinimo galvutę, viena jau būna kaitiklyje ir papildomai yra įdėta dar atskirai. Čia apačioj įsijėmus visą šitą, turim dar USB krovimo kabelį, kaip Karolis pasakytų, kandoniukų. Arba gandoniukų. Ir kam dar labiau čia patinka. turim instrukciją ir sertifikatą. TF8 Big Baby kaitiklis. Pradėkim nuo kandiklio, platus. Plasmasinis kandiklis, nuo jo nekais lūpos, jisai platus nestabdys oro srauto, todėl bus galima traukti laisvai. Šiaip jeigu apie driptipą, tai mano nuomonė šiek tiek aštroki kampai, galėtų būti patogesnis. Jo, man iš tikrųjų jis irgi pradžiai buvo gan platus, bet šiaip savo paskirtį atlieka. Tada pildymas atsidaro paprastai, tiesiog paimam ir pastumėm viršutinę dalį į šoną. Ir čia tada turim vietą užpildymui. Vat į tą skylutę, ne į vidurį, bet į šitą skylutę pilam skystį. Reguliuojasi ir oro padavimas. Pačioj turim dvi didelės skylės orui. Jis reguliuojasi, atsukus iki galo sustoja, tiek užsukus orą, tiek atsukus. Kaitiklis įsiardo ganėtinai paprastai, tiesiog atsisuka viršutinė dalis nuo apatinės, apatiniai turėtų likti kaitinimo galvutė. Nusiima stiklas, kuris pasodintas yra ant tarpinių ir galvutė taip pat paprastai įsisuka iš bazės ir ją galim pakeisti. Ką padaryti, aš rekomenduoju prieš garinant pirmą kartą. Jo, reikėtų... Asmeniškai man įsidėti reikėtų 0,25 galvutę. Štai galvutės abi iš arti. Jos buvo sukurtos būtent šitam prietaisui, nes šiaip į šitą kaitiklį eina keletas skirtingų galvučių variantų. Bet būtent Stick V8 buvo sukurtos nereguliuojamai baterijai šitos dvi galvutės M2. Jos yra skirtingos, kaip matot. Jos yra skirtos būtent nereguliuojamai baterijai ir yra skirtingų varžų. Viena yra 0,15, kita 0,25. Kodėl Karolis sako, kad reikėtų iškart įsidėti 0,25 galvutę? Todėl, kad 0,15 galvutė yra skirta garai, 0,25 skoniui, o mes esam gero skonio mėgėjai. Apie bateriją daug pasakoti nėra ką, ji paprasta, cilindro formos, turim vieną mygtuką, USB krovimo lizdą. Įrenginys įjungiamas ir išjungiamas 5 kartus paspaudę šitą mygtuką. Čia turim 50 jungti, užsukti kaitikliui, skylutė baterijos ventiliacijai. Viskas, jokių ekranų, jokių mygtukų. Tarp kitko yra lemputė kraunant, dega raudona šviesa, pasikrauna, užgesta, galit naudoti toliau. Taip, ir čia indikatorius jis matosi ir šitos pusės, turėtų matytis jums ir iš čia, kaip jisai sumirksi. Tai įspėja, kad šiuo metu nėra užsukta kaitiklio. Jis taip pat sumirksi įjungus arba išjungus bateriją. Ir kaitinimo metu jisai šviečia. Tai va, paprasta 3000 mAh talpos baterija. Paprasčiau, greičiausiai nelabai ir bebūna. Taigi pamatėt visą įrenginį iš arti, pamatėt komplektaciją, kaip atrodo atskirai kaitiklis, kaip jis įsiardo, kaip atrodo baterija, kuri yra žiauriai paprasta, žiauriai patogi. Pakalbėkime apie pliusus minusus, manau, tada kaitiklio. Tai pradėkim nuo pačio didžiausio, asmeniškai man, pildymas. Karolis nedrįsiu jums parodyti,
Mano rankos abi kairės, tai aš su tokiu buteliuku atvirai aš nesugebu jau užpildyti. Tai va, aš visas būnu šlapęs. Pažiūrėsim, parodysim, apie ką mes kalbėjom, kas yra bėda. Šiaip flawlessas, skanus skystis, tas buteliukas atsukumus napeliu, viskas su juo tvarkoj, kol neprieinam iki užpildyti, kai reikia va tokio tipo kaitiklį. Paprasčiausiai, kai pipetė arba snapelis buteliuko įsikiša į tą skylutę, viskas tvarkoj, bet jeigu bandom išpildyti su dideliu, tai dažniausiai viskas apibėga arba užpildymas užtrunka 15 minučių. Tai realiai jeigu važiuoji mašinoje arba eini gatve kažkur, tai turi ieškoti, kur yra staliukas, pribėgti, užsipildyti ir tada varyti toliau. Nes tarkim, kol dega šviesoforas, tai didelis šansas, kad liks ištapiom kelnėm paskui. Aišku, problema įsisprendžia, jeigu naudoji siaurą pipetę arba buteliuką su tuo, kaip jį pavadinti, speniuku, adatėlę. Speniuku, jo. Speniukas. Speniukas visada gelbsti. Bet va šitoje vietoje dabar man pavyko užpildyti visai neblogai, servetėlės, ačiū Dievui, mums neprireikia. Tik vis tik liko šiek tiek šlapia, papuolė skysčio ir į oro padavimą man, tai žiūrėsim, ar nebus didelių problemų paskui garinant. Bet čia kitaip turbūt nėra įmanoma gražiai išpildyti, mano nuomonė. Kitas minusas, kas žiauriai man nepatinka, nepatiks tiem, kurie daužo modus, mėto ant žemės, tai kodėl neįdėjo stikliuko dar vieno atsarginio? Nu, come on, buvo didžiausia klaida į veipeną neįdėt, tai paėmė, išleido naujesnę versiją, didysis brolis patobulinas ir kažkoks inžinierius stikliuką pamiršau. Jau mes savo perdėtų emocijų jo nerodėm šį kartą, bet pirmą kartą išpakuojant tai buvo šokas tiesiog, nes įrenginys iš tikrųjų kaip tokio tipo nėra pats pigiausias, visai kokybiškas, viskas tvarkoj, bet stikliukas, manau, turint omeny, kad yra starter kitas žmonėm, kurie dar tikrai abiem kairiem rankom ir nežino kaip saugot, kaip nešiotis, kaip dėliotis, nepratę, apvali forma, kuri lengvai rieda nuo stalo. Ir šis realiai, pavyzdžiui, starter kitas, nupirkai dovanų ten kokiam tėvui, dėdukui, uošiui, pirmą kartą pagarins gerai, viskas tvarkoja, 3 dienas patinka, garina, viskas tvarkoja, nerūkysiu, nerūko, sudužo stikliukas, čia varyt, pirk dar vieną atsarginio nėra, nu parūkyti. Ir taip tas starter kitas gali prarasti savo prasmę. Aišku, čia vėlgi priklauso nuo to, kiek žmogus, sakykime, pedantiškas šitoje vietoje, nebūtinai jis ją sudaužys. Toliau kalbant, jeigu apie minusus, tai yra man asmeniškai vienas didelis minusas yra 0,15 galvutė. Jinai skirta dideliem garų kiekiam, bet tų garų yra praktiškai tas pats kaip su 0,25 galvutė. Realiai šitą turbūt galim ir parodyti, nes pas Tomą yra 0,25, pas man yra 0,15. Paleidžiam garą, ar pastebėsit skirtumą? Kiek aš mačiau, tai garų tiek ten yra daug. Tik pas mane skaniau garavo. O pas tai skaniau turbūt dvigubai. Tikriausiai jo. Ta galvutė skirta garui, bet šita baterija, kadangi yra nereguliuojama ir jinai yra vienguba, šiek tiek per silpnai yra užmaitinta galvutė ir toks jausmas, kad to oro daug, garas gaunasi vėsus ir lyg norėtųsi daugiau vatų, daugiau galios ir turim tik vieną mygtuką, su kuriuo to neina padaryti ir, sakykime, minusas. Kas liečia 0,25 galvutę, su ja viskas tvarkoja. Oras reguliuojasi, sustoja, patogu, kas čia dar prie tų minusų būtų. Jeigu apie 0,25 galvutę, tai minusas 0,15, tiksliau, tai būtų tas, kad baterija laiko žymiai mažiau negu su 0,25. Asmeniškai su 0,25 pusantros dienos drąsiai pupsiu ir viskas gerai. Su 0,15, 8 vakare man jis jau bliksi, viskas nusėdo. Plius, jeigu garini 0,25 pilnai pakrauta ir eigoj modas sėsta ir nepaduoda 3,7, didelio skirtumo nejauti. Su 0,15 atsiranda žiauriai didelis skirtumas. Jo, įkrauta baterija dar, bet jau kai jinai į pabaigą, tai tikrai labai nereikia net laukti, kol mirsės jaučiasi, kad jau reikia įkrauti. Su 0,25 tu gali garinti iki tol, kol jis tau išsijungia ir tu nustembi, kad jau išsikrovė, net nepajaučiau. Tai toks būtų dar kaip ir pliusas minusas galvučių. Kas toliau liečia šitus visus dalykus, tai didelis minusas, kaip didelis minusas? Ne minusas, baterija ganėtinai talpi, jinai ilgai kraunasi. Man asmeniškai aš kai naudoju daugiau modų, tai sakykime, aš esu įpratęs įdėti viską į kroviklį, paspausti 1 ampero įkrovimą ir man baterijas įkrauna per kokį, porą valandų maksimum, 3. Čia ta viena baterija kraunasi 4-5 valandas. Aišku, pakrauta jinai laiko,
Tikrai gerai laiko, Karolis irgi pasakojo labai ilgai. Stengiausi išsodinti, bet kaip išsodinau ir norėjau vėl gairinti šį, toliau kankint, laužyti jo galvutės, tai, laukiau, tikrai 4-5 valandas, kol pilnai pasikrovė, tai... Aš jį pilnai iškroviau tik vieną kartą testavimo tikslais, tik tam, kad pažiūrėt, kiek ta baterija plius minus laiko, antrą kartą man to padaryti. Taip ir nepavyko, nes jinai man su 025 galvutė laiko. Kažkaip vakare vis tiek uždėdi krautis. Dar jeigu jį naudoju daugiau kaip atsarginį modą, ir aš sakau, baterija, tai likau labai patenkintas, kas liečia tarnavimo laiką, tik tas įkrovimas ganėtinai ilgas. Bet to verta. Jeigu grįžt prie skonio, tai verta paminėti tai, kad tie, kurie mėgsta šiltą garą, tai to negaus, nes tiesiog trūksta galios. Nebus garas šiltas, jisai skanus, garų kiekis yra, bet man asmeniškai trūksta šilumos. Su veipenu garas yra šiltesnis ir skonis, tarp jotko, man asmeniškai su veipenu yra geresnis. Netgi galim ir patraukti veipeną, pažiūrėsim, kiek jisai mums garų duoda. Galim ir palyginti dydį. Šiaip, lyginant įrenginius, jisai yra ganėtinai ir nemažas. Turim RX 200S modą su TFV 8 Cloud Beast keitikliu, didžioji TFV. Turim Stick V8 ir turim veipeną. Aišku, veipenas mažiausias, bet šitas nors ir Starter kitas tikrai nepasakyčiau, kad labai jau toks, sakykime, kompaktiškas. Aišku, tai nėra modas, nėra jisai didelis. Nėra plyta, kelnio numausti, tikrai šitos pusės gerai, bet nebus toks, kad eini gatvėje ir nemato, ką turi rankai, iškart matys, o pasiemi veipeną, jisai pradingsta dėl ne, tiesiog viskas gerai su juo. Užtat kiek kartų per dieną veipeną krauni? Man žinok, užtekdavo vieną. Man dieną. Jeigu darbo diena. Kai būnu darbė ir negarinu per dieną, o jeigu savaitgalis, tai 2 kartai drąsiai. Tai su šito jau dieną laiko su 025 galvutė, tai drąsiai. Tas pats skystis kaip ir čia, skonis žymiai geresnis. Žymiai geresnis. Natų jaučiasi panašiai, bet vien tas geriau, kad garas yra šiltesnis. Aš toks šilumos mėgėjas, nes neturiu plaukų, tai man patinka šiltesnis garas. Iš vidaus šildoma galva. Jo, turiu pasišildyti iš vidaus. Už tai barzdų užsiauginau žiemą labai šaltą. Bent tiek. Skonis oro mažiau, galbūt dėl to tas garo šiltumas. Čia oras reguliuojasi, bet, sakykime, pats galvutės dizainas, itin platus skandiklis, jis neleidžia to oro srauto susiaurinti per visur, kad išgauta tokį labai šiltą garą. Turint stipresnę, sakykime, galingesnę bateriją galbūt, bet kas liečia šitą esančią rinkinį, iki galo galbūt neužmaitina. Tai turbūt jau rezumuojant viską, galėtume pasakyti tai, kad mano nuomonė, nežinau, antrą kartą galbūt pametęs aš jo nepirkčiau, bet dabar šio įrenginiu džiaugiuosi. Skonis yra, garas yra, minusų man didžiausias, kad nėra to stikliuko. Baisu tiesiog. Aš pildymų likau. O daugiau kaip pradedančiam arba turėti kaip atsarginį, gana geras daiktas, nes tu gauni viską, nereikia sukti galvos apie modą, kokį keitiklį įsirinkti. Atėjai, sakai, noriu to, gauni dėžutę, viskas vidai supakuota vienoje vietoje, susisukai, užsipilį skysčio ir į trasą. Tai kas nori daug garo, ilgai laikančios baterijos ir neinvestuoti didelės pinigų sumos į, sakykime, modą, puikus variantas. Paprastas, patogus, tas pildymas, sakykime, jeigu nenaudoja tokių buteliukų, su juo yra viskas gerai, jūs per daug neįsigaskit, jis tikrai yra patogus, tik kas liečia tos buteliukus, šiek tiek per siaura ta skylutė. Aš nežinau, aš tokių daugiau kažkokių baisių minusų neižvelgiu, man jisai patiko tiek, kad tas garas galėtų būti kiek šiltesnis, mes kaip pripratę prie tų perrenkamų keitiklių daugiau, tai jisai toks norisi to tokio šiltesnio garo. Bet kas liečia skonį, su 025 galvutė aš priekaištų neturiu. Kaip starter kitui, su galvutė tikrai nieko nenusileidžia. Lyginant su veipenu, skonio gal šiek tiek yra mažiau, bet tai yra dėl to, kad garas yra vėsesnis. Ir aišku, šitie minusai, ką mes išvardinom, kas yra mūsų minusai, tai tiem žmonėm, kurie mėgsta šiek tiek vėsesnį garą, tai yra tik pliusas išvardinom ir tikrai džiaugitės įrenginiu. O sako, ką jūs nusišnekat, sakysit, čia labai gerai viskas. Tai va, mūsų būtų įžvalgos tokios, pliusus minusus lyg ir išvardinom, nieko lyg nepamiršom, ką čia apie dar pasakysiu. Puikus starter kitas, kas ieško daugiau garo ir ilgesnės baterijos. Kam atsibodo veipenas, kam šitas draugelis per mažas, turi didesnį brolį ir pirmin. Tai šiandien bus turbūt tiek. Tam kartui tiek, žiūrėsim, ar patiko mūsų su Karoliu duetas.
patiko, gal dažniau mus kartu pamatysit. Jeigu ne, tai sakykit, tada nebesusitiksime su juo. Susitiksim po vieną. Aš Po balkonė, Tomas čia. Jo, arba atvirkščiai. Arba būdu balkonė. Arba balkonė. Laukit staigmenų. Tai Iki. va, iki.